Garbė Jėzui Kristui. Sveikinu visus. Čia aš toks įkritęs tik iš šalies, turėjau kardinolas šnekėti ir mišios ir sveikinimo žodį. Jūs esate labai svarbus. Dabar iš tikrųjų vyksta toks nematomas frontas ir to fronto centre esate jūs, šeimos žmonės, tie, kurie rūpinatės, kad būsimos šeimos būtų tikrai geros, tvirtos, katalikiškos. Sovietiniai valdžiai nepavyko per tuos okupacijos metus Lietuvoje pasiekti tokių labai ženklių rezultatų, todėl kad tai atlaikė šeimos. Nebuvo rimtos katekizacijos bažnyčiose, bet vis tiek šeimose vaikai daug ką gaudavo ir tada net ir į vienuolynus ir į kunigystę pašaukimų buvo ne mažiau negu dabar laisvės sąlygomis. Dabartiniu metu prieš šeimą yra tiesiogiai ir netiesiogiai kovojama, kad būtų sugriauta tradicinė šeima ir tai labai akivaizdžiai matom. Tos liberalios nuostatos, o kaip banga atsirita ir iš tikrųjų mums visiems reikės dėti daug pastangų, kad neliktų tik roški danoški iš mūsų šeimų, nes tada būtų katastrofa ir Lietuvai, manau, blogai būtų ir bažnyčiai. Iki šiol mes turėjome tokių jau politinių lygmenių vieną partiją, kuri palaikė šeimos vertybės, o šiuo metu ir toj partijoje yra nemažai pasimetimo. Aš labai kviesčiau jūs, kuriems tikrai rūpi šeimos, mąstykite, agituokitės, kad pasirinkimai būtų tokie, kurie tarnautų šeimos tvirtumui, bet Dieve gink, nepasitarnautų šeimos net silpninimui. Bendra tendencija Europoje yra labai iš tikrųjų prasta. Daugelis valstybių atsakingų žmonių ir Europos Sąjungos institucijose į šeimą žiūri dėja kitaip, ne kaip mes į ją žvelgėme, bet ką žmonėms neįmanoma, Dievui viskas įmanoma. Žodžiai šventojo rašto, todėl eikime į priekį su viltimi, su tikėjimu. Ir jūs, kurie ruošiate jaunus žmonės šeimos gyvenimui, jūs ypatingai esate svarbus, brangus. Ir kiek jums pasiseks perteikti tas krikščioniškas vertybės jauniems žmonėms, tai bus padarytas didžiulis darbas. Ačiū, kad jūs ryžtatės, kad turit drąsos tai tarnystei, į kurią bažnyčia pakviečia, nes yra vietų, kur jūs galite prieiti ir to nepadarys nei kunigas, nei vyskupas. Ačiū, kad esate geri pagalbiniai. Žodį tarti ekscelencija vyskupas Simonas Burda.
susitikimų tikrai reikia, kad būtų kažkaip verčiau, drąsiau reikštis dabartinėje visuomenėje, kuri truputį vis nuklydusi yra ir jaučiamės ne visai tvirtai, tada tokiuose, kai turbūt kiekvieną iniciatyvą mėginama vienaip kitaip pašiekti ar panašiai, tai reikia labai didelės drąsos ir džiaugiamės, kad jūsų gražus drąsuoliai grįž čia. Aš taip matau tas didesniuose miesteliuose, rajonų centruose, taip gražiai tas šeimos centrų judėjimas vyksta iš savo vyskupijos patirties, bet didžioji dalis iš mūsų yra kaimų. Ir kaip galėtų tie šeimos centrai funkcionuoti ir kaimų parapijose, tai turbūt reikėtų, kad jeigu esate šeimos centrų, žmonės veikėjai pagrindiniai ir panašiai, dalis iš jūsų iš tikrųjų turbūt esate ir tikybos mokytojai, ir katechetai irgi, ir nereikėtų taip atsiriboti, nes tik kartu veikdami, kurie vaikus jaunimą globoja atskirai ir ruošia, ir jūs šeimai ruošiat ir būrėt šeimos žmonės, kad nebūtų susipriešinimo, ačiū Dievui, nėra. Bet gali paskaityti, čia mano kiemas nesikišk, čia mano kiemas nesikišk, ir tada vieną traukia į vieną pusę, kitą. Tai būtų labai gražus dalykas, kad surasti tą bendrą kalbą. O paskui visai žiūrėti, kaip tuose kaimų, mes irgi tą stengiamės kaip nors surasti, kad galėtų sekmadieniais susirinkti ir bendrauti. Ir patalpos, kad būtų įvairiom grupėm susirinkti ir pabendrauti. Labai dažnai mes girdim iš jūsų iš tikrųjų, kad galėtų pinigai daugiau, bet jeigu sutarnauja 3 parapijas, tai sekmadienis būna tik tai maratonas per tas 3 parapijas. Vieną mes turim tokį postą, kur 3 parapijos ir jas į vieną pusę reikia pravažiuoti 80 km ir atgal grįžti. tą patį sekmadienį 3, o reikia pamaldas atlaikyti, dar su interesantais ir kitais, bet po keletą žodžių dar reikia ir išpažinčių paklausyti. Tai kunigas laisvas būna tada, kada žmonės gali susirinkti ir susitikti. Tai sekmadienį jau jis kaip nors po 6 valandos, o bet sekmadienio vakaras, kad visų namuose, šeimose būtų bendras pabuvimas, tai irgi labai svarbus dalykas. Tai labai sunku vien tik ant kunigo pečių sumesti tą. Tai katechetai mūsų labai mažai, o šeimos centrų žmonės yra tos rankos, į kurias atiduodamas visas tikėjimo švietimas mūsų krašte. Nedaugiau negu nuo kunigų priklauso. Jie, ką Dievas duoda jiems sakramentinę malonę, dalina žmonėms, o kad tą sakramentinę malonę galėtų vaisingai pasinaudoti tikintieji, tai jūsų katechetų rankose. Labai džiaugiamės, kad turim tokių tikrai pasišventusių ir nuoširdžiai dirbančių. Ir norim linkėti, kad jūsų gretos augtų, didėtų ir tada kartu veikiant. Ir ne tik tai miestuose, bet ir kaimo parapijose gali ir ateis tas dvasinis religinis atgyvenimas ir mūsų tėvynė. Dar sveikinimo žodžių pakviesime Kaišiadorių vyskupą ir Nerytą, Juozapą Matulaitį, trumpam sveikinimo žodžiui. Garbė Jėzui Kristai. Džiaugiuosi, kad yra tiek uolių, pasišventusių žmonių dirbti
šeimos labui. Taigi ir linkim gražios Dievo palaimos. Aš taip pat džiaugiuosi, kad mūsų vyskupijai turim ir kaip savo įpėdinį gerą, kuris tikrai nuolatos paragina, primena ir patarė. Todėl ir linkim jums gražios sėkmės jūsų gyvenime, darbuose, kad tikrai mūsų katalikiškam krašte ir katalikiškos šeimos būtų tvirtos ir Dievas laimintų ir jums teiktų daug stiprybės visada būti tose lyg pirmose gretose už Dievo valios vykdymą ir jo įsakymų įgyvendinimą mūsų kasdieniam gyvenimui. Dievas jums visiems padeda. O dabar jau pakviesime mūsų pranešėjų, socialinių mokslų daktarė Nijolė Liopkienė, norėjo mūsų pažindinti su rengimo santuokos sakramentui metodais pagal bažnyčios mokymą, Lietuvos patirtimi ir problemomis. Prašom, Nijolė.